Sveiki atvykę į kelionę po nuostabų tėvystės pasaulį. Esate kupini meilės ir svajonių apie savo kūdikį, o kelionės pradžioje reikia sužinoti keletą svarbių dalykų. Augindami kūdikius įdedate nemažai pastangų. Kartais gali atrodyti, kad susidūrėte su didžiuliu išmėginimu. Jūsų kūdikis vis verkia, jūs paromis nemiegate ir bejėgiškumo akimirką jaučiatės visiškai vieniši. Turite nesugniužti ir nepasiduoti. Prisiminkite, kad mylite savo kūdikį. Jūsų kūdikis labai trapus, jo galvytė didelė, o kaklas dar gležnas, todėl jo negalima purtyti, stengiantis užmigdyti. Didžiausia rizika gresia kūdikiui iki 1 metų. Jei jūs kratote ar purtote kūdikį, galite sukrėsti jo smegenis, o tai gali sukelti rimtus sužalojimus ar net mirti. Todėl jokių būdų nekratykite kūdikio, net jei jis nekvėpuoja. Kūdikio purtimas gali pabloginti padėtį. Geriau nedelsdami iškvieskite greitąją pagalbą. Patys išmokite suteikti neatidėliotiną pagalbą, kol atvyks medikai. Nepamirškite, kad ir kiek būtumėte suirzę, kūdikį purtyti draudžiama. Kai jūsų kūdikis vis verkia, gali atrodyti, kad tai tęsiasi amžinybę. Paprastai kūdikiai verkia 2-3 valandas per parą. Kūdikis verkimu tiesiog praneša, kad yra alkanas, suirzęs arba serga. Kartais atrodo neįmanoma suprasti, kodėl kūdikis verkia. Sustokite, nusiraminkite, pagalvokite. Būna, kad atsakymas ateina netikėtai. Jei kūdikis pamaitintas, pamyluotas ir vis stiklai pakeisti, bet nesiliauja verkti ir jūs nebežinote, ką daryti, pasitelkite daugiau būdų kūdikiui nuraminti. Švelniai nuprauskite tekančias ašaras. Dar kartą pažindykite, gal kaip tik to jam ir trūko. Galbūt kūdikiui nepatogu, per karštą ar per šaltą. Pabandykite jį pamasažuoti, padainuoti ar pašokti. Prajuokinkite kūdikį. Susukite į antklodę, priglauskite prie širdies ir nusineškite į ramią ir tamsią vietą. Nepamirškite, kad ir kiek būtumėte suirzę, kūdikį purtyti draudžiama. Pasiūlykite žinduką. Žindymo procesas ramina daugumą kūdikių. Tik jūsų kūdikis dar negali pasakyti ačiū. Išeikite su kūdikiu pasivaikščioti gryname ore, jums abiems tai bus naudinga. Jei ir tai negelbsti, jūsų kantrybė visiškai išseko, susukite kūdikį į medvilninę antklodę, paguldykite jį ant nugaros į lovelę. Išeikite iš kambario, giliai įkvėpkite ir vėl imkitės veiksmų. Paskambinkite savo mamai, giminaičiams ar draugiai, galbūt jie patars ką nors naudingo. Jei vis tiek neradote išeities, skambinkite savo šeimos gydytojui ar slaugytojai. Nepamirškite, jūs ne vieni. Kreipkitės pagalbos. Jūsų kūdikis per trapus ir per brangus jums, kad galėtumėte jį purtyti. Nepamirškite, niekada nepurtykite kūdikio.